Ir šiandien noriu pakviesti kartu su manim pasižiūrėti dar į vieną sritį, kuri atneša gyvybę į tavo gyvenimą. 1 Korintiečiam 10 skyrius. Dešimtas skyrius, 16 eilutė. Nepergyvenkit, viešpatės vakarienė bus, bet kadangi tema yra apie gyvybę, viešpatės vakarienė bus po. 1 Korintiečiam 10 skyrius 16 eilutėje mes randam labai įdomią eilutę, kur sako, argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje, argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne. Tai jau vien perskaitę šitą eilutę, kiekvienam gali užkliūti širdis už tam tikrų žodžių, per kuriuos Dievas tau nori kalbėti. Man asmeniškai raktinis žodis šitoje vietoje yra bendravimas. Kada mes ateinam į viešpaties vakarienę, pasiimam taurę ir pasiimam duoną, Eucharistiją, viešpaties vakarienę, kaip be pavadinsite, mes užduodam klausimą, o kas čia yra? Ar čia yra tik apeiga, ar čia yra kažkoks veiksmas, kuris suteikia man daugiau malonės, ar čia yra kažkas daugiau? Ir šitoje eilutėje mes atrandame, kad yra kažkas tai daugiau. Nes kada mes dalyvaujame, paimame tą taurę ir duoną, mes bendraujame. Ir klausimas kyla labai įdomu, todėl kad mes bendraujame Kristaus kraujyje ir mes bendraujame Kristaus kūne. Labai keistas išsireiškimas ir ką jis galėtų reikšti. Pirmas dalykas, ką mes randame, bendravimas, žodis, kuris čia yra panaudotas, tai yra kainonija. Bendravimas. Dievas taip pamilo pasaulį, jog davė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų. Ir jeigu tai būtų tik tai Dievo tikslas, jis čia padėtų tašką, mes sėdėtumėm laimingai bendruomeniai ir lauktumėm amžino gyvenimo. Teisingai? Kol atsisėsim, ten, kur turim sėdėti. Bet Dievas kviečia į bendravimą. Ir jis ateina į tavo mano gyvenimą dėl bendravimo. Ne todėl, kad tave, kaip pasakyti, ištyrinėti, moralizuoti, tau duoti labai daug tiesos. Ne, Dievas pirmiausiai, jo pirmas motyvas myli tave ir trokšta bendravimą su tavim. Todėl dvasia ir klausia per Aną, ar mes esam pasiruošę iššlovinti visą savaitę. Tai aš užduosiu klausimą kitaip, ar mes esam pasiruošę eiti į tą bendravimą, dėl kurio Kristus numirė ant kryžiaus ir mes šiandien dalyvausim viešpaties vakarienėje, eiti į bendravimą kiekvieną dieną. Dažną kartą taip neįvyksta. Dažną kartą mes turim bendravimą su kitais objektais, žmonėmis, situacijomis, teisingai. Bet čia, kada mes dalyvaujame viešpaties vakarienėje, ar tai nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Bendravimas tai yra dvasinis dalyvavimas Dievo gyvenime. Ir tai tarsi toks vidinis tiltas. Kada mes ateinam į bažnyčią, tai yra lyg vidinis tiltas, kuris sujungia mūsų visų širdis. Ir netgi dar stipriau, kada mes uždėjom rankas vieni ant kitų. Bendruomenė yra gyvas organizmas. Ir mes ateinam į bendruomenę, jeigu mes ateitumėm šiaip tik tai priėmę amžino gyvenimo dovaną, bet nebūtų gyvybės, mes viso šito nepatirtumėm, brangieji. Tada aš užduodu klausimą, gerai viešpatie, aš bendrauju, kada dalyvauju viešpatės tavo vakarienėje, prisimindamas, aš ką aš čia atlieku, koks vyksta bendravimas su tavim. Tai kaip aš čia bendrauju? Laikau taurelę, laikau duoną, padėkoju ir priimu su dėkojimu. O koks yra bendravimas su tavim? Jeigu pasižiūrėsim į šitą žodį bendravimas, tai yra, užduodu klausimą, koks laikas yra, apie kokį laiką jis čia šneka. Tai yra dabarties esamasis laikas. Kaip tai suprasti? Viešpatie, ką tu nori pasakyti, kada aš paimu šitą taurę ir duoną ir atnešu savo širdį,
Tai einu į bendravimą su tavimi, taip tiesiogiai šitą eilutę taip ir reiškia. Ta momentą, kada tu paimi duoną, paimi taurę, tu bendrauji. Eini į bendravimą su visatos kūrėju, su tuo, kuris trokšta bendravimą, kuris numirė už tave. Einu į bendravimą. Todėl, brangieji, nėra taisyklės, kiek kartų dalyvauti viešpaties vakarienė. Aš galiu užduoti klausimą, kiek tu nori bendravimo su juo. Tu gali 10 kartų per dieną dalyvauti viešpaties atminimo vakarienė. Ir jeigu kažkas pasakys, tai yra nepagarba jo kūnui ir kraujui, aš visiškai su tuo nesutinku, jeigu tavo širdies motyvas, aš einu į bendravimą, aš einu į garbinimą. Aš garbinu ir visa tai man padeda nukreipti akis nuo pasaulio dalykų, nuo savo rūpesčių ir susikoncentruoti tik į bendravimą su juo. Kada tu paimi taurę ir duoną, tu sakai, viešpatie, dabar esu aš ir tu, viskas, nieko daugiau nėra, problemų nėra, žmonių kitų nėra, situacijų nėra, į kurias aš turiu bėgti, esu aš ir tu. Dabar yra laikas bendravimui, dabar yra laikas šlovinimui, dabar yra laikas dėkojimui. Taigi laikas yra dabartinis ir jeigu pažiūrėti graikų kalbos žodį, tai yra nuolatinė tęstinė būsena. Ar tai reiškia, kad aš su tavim, Dieve, dalyvauju bendravime tik tol, kol turiu duoną rankoje ir taurelę? Tavo vynmedžio vaisiaus, tavo kraujo? Ne, tai yra tęstinis nuolatinis veiksmas. Nuo to momento, kada viešpats pasikvietė tave ir išgelbė ir atėjo į tavo širdį, bendravimas yra kiekvieną dieną, jis trokšta to bendravimo. Taigi aš klausiu, tai gerai, o viešpatės vakarienėje, kai dalyvauju, kas įvyksta? Viešpatės vakarienėje mes susikoncentruojam į bendravimą su juo, atsiskirdami nuo visų kitų žmonių, nuo visų problemų ir mes susitelkiam į jį, prisimindami tai, ką jis padarė ir ne tik tai, ką jis padarė, brangieji, bet tai, ką jis daro dabar. Nes Jono Evangelijos 6 skyriaus 56 eilutė sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Mes galėtumėm sakyti, gerai viešpatie, tai aš noriu pasilikti daugiau su tavim, tai man dabar ir tą taurę visą dieną gerti ir duoną valgyti, nes kai tik nustoju valgyti, tai jau nebepasiliekam vienas su kitu ir bendravime. Ne, šitą eilutę taip tiesiogiai nereiškia, kad mes padarytumėm tokias išvadas, bet jis pabrėžė, kad vyksta bendravimas. Sako, aš pasilieku tavyje, o tu pasilieki manyje. Ar matai, kad ta akimirka, kada mes susitinkam, yra tik tai du, tu ir jis. Ir mes bendraujam su juo. Ne monologas, o bendravimas. Ir tai kaip pavyzdys, dalyvavimas viešpatės vakarienė, susitikimas su juo, tai yra dabarties kvėpavimas, buvimas kartu. Aš kvėpuoju jo gyvybę. Kvėpuoju jo gyvybę. Ir kada mes ateiname, sakom, viešpatė, aš esu tas indas tavo gyvybei. Ir tavo viešpatė, tavo kraujas, tai yra lyg tai gyvybė, kuri cirkuliuoja tarp mūsų. Dabar aš užduodu klausimą. Ar kraujas yra vien tik materija, ar kraujas yra gyvybė, kuri reiškiasi mūsų gyvenime? Ir čia randame atsakymą, kad tai nėra vien tik tai sultis ir nėra vien tik tai plotkelė, tai yra kažkas daugiau. Ir mes dalyvaudami, mes prisijungiame prie tos gyvybės, mes prisijungiame ir bendraujame su viešpačiu Jėzumi Kristumi ir mes sakome, aš esu indas. Ir ta gyvybė teka tarp mūsų. Viešpatės vakarienės išsipildymas yra, brangieji, kada mes gyvename vienybėje. Viešpatės gyvybė pripildo, kada tu ateini ir sakai, aš esu nugalėtojas ir man kaip nuo žąsies vanduo šitą situaciją. Viešpatės gyvybė reiškiasi, kad aš galiu ateiti apkabinti priešą. Kada aš ateinu ir atleidžiu savo priešą ir nelaikau nieko širdį, jokios naštos, tai yra gyvybė. Nes kada tik tai ateina susikoncentravimas į save, ateina kažkoks tai dalykas, dėl kurio aš įsižeidžiu, uždarau, aš sklendę uždarau, kaip duris trenkiu, uždarau Kristaus gyvybei. Nes pirmam Jono laiške parašyta, sako, kas sakosi turi bendravimą su juo, tai yra su Kristumi, o vaikščioja tamsoje, meluoja
Meluoja pats savo. Todėl mes sakome, gerai Viešpatie, aš ateinu toks, koks esu ir dėkoju tau, kad tu nepriekaištauji, kad tu trokšti šiandien bendravimo ir mes vakare vėl su tavim susitiksim, turėdami laisvą laiką, nes tu trokšti bendravimo ir vėl aš ateisiu ir vėl kalbėsiuosi su tavim. Tai yra bendravimas. Jo gyvybė teka į tavo širdį. Ir mes ateinam sekmadienį, mes šlovinam, brangieji. Vat tą gyvybę mes pajaučiam, jeigu tu pajauti, nežinau, šlovinimo metu. Ir mes ateinam ir sakom, tavo gyvybė pripildo mano širdį, aš noriu šlovinti dar ir dar labiau. Žiūrėk, kai Dievo gyvybė pripildo, mes kartais bendraujam ir sakom, wow, kaip faina, aš net namo eit nenoriu. Kas tas yra? Jauti? Ir kada pripildo jo gyvybę, norisi šlovinti, norisi kažką tai daryti dėl jo, mes prisipildome ir mes ateinam į bendruomenę ir mes sakom, Viešpatie, man pirmiausiai reikia patirti tavo meilę. Man pirmiausiai reikia patirti praktiškai, realiai iš tavęs, kad aš esu numylėtinis. Ne vien tik girdėti teoriją, pamokslus, bet praktiškai tame bendravime su tavimi patirti, kad tu mane asmeniškai myli, kad tu mane asmeniškai priimi. Man reikia tos gyvybės, nes ateinu su naštom, o tavo gyvybė ir tu sakai, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Mes ateinam į santykį dėl ko, kad jis nuimtų naštas. Mes ateinam į santykį, kad patirtumėm tą gyvybę. Bet brangieji, tai nėra vien sekmadienis, nėra vien tik tai čia šita vieta ir šitas taškas. Jis nori tą duoti tau 24 valandas per parą, bet jisai kviečia į bendravimą, bet mes turime rasti laiko šitam bendravimui. Ir jeigu viena iš priemonių gali būti, kad tam, kad ateiti į bendravimą, man reikia prisipilti vyno ar vynmedžio, nesvarbu pagal tavo tikėjimo lygį, pasiimti duonos, kildintos, nekildintos, raugintos, nesvarbu. Ir per šitą savo namuose susitikti su Jėzumi, taip ir daryk. Man tas padeda, taip ir daryk. Taigi, pirmiausia, jo gyvybė teka į tavo širdį. Galiausiai, kada tu prisipildai, tu sakai, wow, Viešpatie. Tada jau liejasi per mane. Ir tada jau nebegaliu nutylėti. Ir aš sakau, noriu tau žinutę parašyti, aš noriu tau paskambinti, aš noriu kitiems pasidalinti. Wow, kaip gerai. Kaip gerai konferencijoje. Taip, kaip gerai. Aš tokia pilna grįžau, kad man užteko ir kelių dienų, netgi sekmadienį grįžau čia. Galėčiau būti ir sekmadienį dar pildytis, bet ten buvo taip gerai ir prisipildžiau, kad aš jau pilna grįžau. Jolita taip sakė. Suprantat, mes prisipildome jo gyvybės ir tada liejasi per mus. Mes kaip indai prisipildome, tada liejasi per mus. Ir žiūrėkite, ne tik prisipildome, liejasi per mus, mes tampame Jėzaus Kristaus gyvybės transliuojančių, išsiliejančių indų. Gerai pasakysiu, transliuojantį radiją. Jeigu tu neturi ką transliuoti, radija išjungta. Teisingai? Jinai tiesiog tyli. Ir aš tyliu, ir nieko iš manęs nėra. Nori, kad apkabinčiau? Nėra transliacijos. Nori, kad atleiščiau? Nėra transliacijos. Ir tada ką? Ups, o ką su Audrium daryt? Paimkim pavyzdį mane. Ką su Audrium daryt? Nu, reikia, kad jisai prisipildytų tos gyvybės, paklaust gal reikia klausimo, tai kur tos sklendės yra, kur tas duris užsitrenkiai? Įsileisk Jėzaus gyvybę, įsileisk jo kvėpavimą, jo tekėjimą, šventosios dvasios į save. Ir tada pūkšt, šypsena 5 ant 19 ir jau niekam nereikia klausti, kad su Audrium viskas yra gerai. Aš dabar nesusikoncentruoju į save, aš tik tai iliustraciją naudoju. Gerai, mes transliuojame gyvybę. Štai, brangieji, mes ateiname į bendruomenę, mes ateiname prie taurės ir duonos, kad prisipildytumėm to bendravimo su juo ir per bendravimą ta gyvybė reikštųsi per tave ir mane. Ir tada mes tokie sotėliai prisipildę iš bendruomenės, lekiam namo, haleliuja, ir nešam pilną sotėlį ten, kur mes gyvenam. Jūs galit nepamokslauti, galit neskelbti evangelijos, bet aplinkiniai jaučia gyvybę, su kuria tu pareini namo. Ir sako, ko tokia laiminga? A, ko tu toks ramus čia? Va? Aha. Ko čia krikštauja dabar? Aleliuja dar? Aleliujini? Aha. Labai gerai, gyvybė reiškiasi ir tegul reiškiasi. Dabar keliaujam toliau.
jeigu aš sakau ir padarome tokią išvadą, kad čia bendravimas yra dabartinis laikas ir kada paimam taurę ir duoną mes dabar bendraujame jame, tai užduodam klausimą, tai kaip čia iš tikrųjų yra? Kaip čia iš tikrųjų yra? Nes 11 skyriaus 25 eilutė sako, taip pat po vakarienės jis paėmė taurę, tarė, štai taurė naujoji sandora mano kraujyje, kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Tai ką mes darom, kai pasiimam tą taurę? Tik atsimenam. Atrodytų pagal šitą eilutę taip. Paimkim laiko skalę, nupieškim. Nepiešia. Kartais ir flamasteriai neturi gyvybės savy. Kristus miršta ant kryžiaus, taip, ant Golgotos kryžiaus. Miršta, taip, jisai būna palaidotas ir prisikelia 3 dieną. Šiandien, 2025 mes susirenkam į bažnyčią, taip, ir čia vat stovime, čia šiandien yra. Kyla klausimas, tada mes užduodam klausimą, tai kaip yra? Kaip yra Viešpatie? Ar mes paimdami tą taurę ir duoną, mes prisimename, kas buvo prieš 2000 metų? Ir yra tik atminimas, istorinis atminimas to, ką tu padarai? Taip, nes taip sako, tai yra atminimas. Bet jeigu mes sakome, jeigu mes žiūrime į tą 16 eilutę, jeigu tai yra bendravimas dabar, yra bendravimas dabar, tada aš užduodu klausimą, ar mes ateinam į Viešpaties atminimo vakarienę tik atsiminti ir mes sakome, ačiū tau Jėzau, ką padarai prieš 2000 metų, kad numirėjai už mane ant kryžiaus, prisikėliai, atleidai visas nuodėmes. Amen. Tai yra atsiminimas. Mes dėkingi esam už tai, teisingai. Bet jeigu mes sakome, aš esu šiandien ir dabar aš dalyvauju tavo kraujyje ir dabar aš dalyvauju tavo kūne, tai tada suprantam, kad tai yra kažkas tai daugiau. Nei vien tik praeities atsiminimas. Aš lankiau bendruomenę, kur ta prasme, mokinimas buvo, kad Viešpaties atminimo vakarienė tai yra tik tai prisiminimas apie šičia. Ir yra bendruomenė šiandien, kurios mokina, kad Viešpaties vakarienė yra tik atsiminimas, kas buvo praeityje. Viskas tvarkoja, turi pilną laisvę. Bet jeigu mes žiūrime, kad ir dabar vyksta bendravimas, vadinasi, yra surišta ir su dabartimi. Yra surišta ir su dabartimi. Taigi kyla klausimas, einam toliau. Gerai Viešpatie, tai kaip aš turėčiau taikyti, prisiminti, kas įvyko praeityje, ar dabar eiti bendravimą su tavim? Atrodytų, kad šita eilutė sako, kad mes einam dabar į bendravimą su tuo, kas buvo atlikta praeityje. Nes, brangieji, Dievas ir visas šitas veiksmas, Dievo darbas ir visas šitas veiksmas nepriklauso laikui, jis yra amžinas. Taip jis atėjo, jis numirė, bet kada tu bedalyvautum, tu dalyvauji šiandien. Po metų tu dalyvausi šiandien bendravime jo kraujyje ir jo kūne. Taigi mes tą momentą, kada mes pasiimam taurę, mes dalyvaujam tuo metu. Taigi tada kyla klausimas, gerai Viešpatie, tai jeigu nėra vien tik tai atsiminimas, vadinasi, tokia interpretacija mums netinka, ne? Jūs galite drąsiai remtis 10 skyriaus 16 eilutę, kur sako, kad bendravimas yra dabar. Gerai, tai aš vadinasi paimu duoną ir vynas. Kas yra? Materija, gerai? Paimkim, aš čia vaizdžiai. Tai yra materialus dalykas, teisingai. Tiek tas vynas materija, tiek ta duona yra materija. Ir aš sakau, Viešpatie, ar aš paimu tik tai vynmedžio vaisių ir tik tai duoną ir suvalgau ir viskas? Ne, čia sako, yra bendravimas. Bendravimas tai yra dvasinė dalis. Kada mes dalyvaujam Viešpaties atminimo vakarienį, tai yra bendravimas su visatos kūrėju, su mūsų gelbėtoju ir tai dvasinė pusė. Taigi, kada mes pasiimam, mes dalyvaujam ir dvasiniai pusiai. Tai yra, mes dalyvaujame su Jėzumi, mes bendraujame su juo, mes klausėme, mes prašome, mes džiaugiamės jo gyvenimu. Jeigu mes sakome, kad mums šitas netinka, ta prasme, vien tik atsiminimas, o šitą požiūrį daugiausiai naudoja protestantiškos bažnyčios, taip, tada užduodam klausimą, o mes kas? Katalikų bažnyčia sako, tuo metu, kada paimama duona ir vynas tampa
realiu Kristaus kūnu ir realiu Kristaus krauju. Reiškia, šita materija tampa jo kūnu ir jo krauju. Dvasinis maistas. Ko aš negalėčiau rasti Dievo žodyje, tokio patvirtinimu. Bet yra trečias požiūris, liuteroniškasis, kur sako, kad tai yra ne tik atminimas ir ne tik yra materija, bet yra dalyvavimas dabartiniu momentu dvasiniai plotmėje ir bendravimas su Jėzumi Kristumi. Taigi, kada mes paimam šitą duoną, mes bendraujame, mes einam į bendravimą. Ir dabar aš užduodu klausimą, gerai viešpatie, tai kaip suprasti su tavo krauju? Nu kaip čia suprasti? Nu gerai, tu ten išliejai kraują, ne? Fizinį kraują. O tai kur čia dabar tas kraujas? Mes jo nematom, mes jo nepačiupinėjom. Kas yra Jėzaus kraujas šiandien? Iš Senojo testamento žinome, kad gyvybė yra kraujuje, todėl aš darau išvadą, kad kraujas tai yra gyvybė. Ir tai nėra materija. Materija ten ant Golgotos kryžiaus, kas įvyko, tas įvyko, kai kas ieško, reiškia, romėnų strėlės antgalio, kuriuo įsmeigė Jėzui į šoną ir skelbia, kad tai yra labai daug jėgos. Mes nei tai žiūrime, nei tai, brangieji. Mes žiūrime į tai, kad kada mes paimame duoną, tai mus nuveda į bendravimą, buvimą jo kraujyje, tai yra jo aukoje, jo gyvybėje. Jeigu norite panaudoti kitą žodį, man yra lengviau. Kraujyje, aš sakau, aš dalyvauju tavo gyvybėje, aš prisimenu, aš esu tavo gyvybėje. Tai klausimas dabar, praktiškai mes ateinam į bendruomenę ir mes sakom, viešpatie, tai yra tavo gyvybė, tavo gyvenimas, kuriuo nori pripildyti mane. Džiaugsmu, ramybė, gerumu, taip, kad visos naštos nukristų. Mes kartais užduodam tą klausimą, kodėl aš taip nesijaučiu, kartais būna ir mes tai pasižiūrėsim, bet mes ateiname į bendravimą. Ir jeigu tik jauti bent menkiausią dalyką, ta prasme, kad tavo tas vidus yra tuščias, arba tu nejauti džiaugsmo, arba nejauti ramybės, tai yra signalas. Tavo vidinis žmogus, naujas kūrinys signalizuoja, kad tu eitum į santykį su juo, kad tau reikia gyvybės. Ir jeigu aš susierzinęs, tai aš sakau, o kur Jėzau tavo gyvybė? Nes tavyje yra džiaugsmas ir atleidimas. Taigi, dalyvaudami viešpatės vakarienį, mes paimam materinę dalį, taip, mes paimam vaisių, sultis ir dalyvaujame savo širdimi, savo dvasia. Mes bendraujame su mūsų viešpačiu ir mes sakome, viešpatie, aukštinu tave, šlovinu tave ir garbinu tave už tai, ką tu atlikai. Aš esu atpirktas ir esu tavo vien todėl, kad tu mane pamilai. Ir tu išsirinkai mane iš daugelio, kad gyvenčiau šitame gyvenime tavo gyvybės kupinas. Toks mano yra pašaukimas nešti šlovę tau ir būti kupinam gyvybės. Toks, brangiai, yra mūsų pašaukimas. Tai yra, apibendrinant, kraujas ir kūnas yra gyva dabarties tikrovė. Kristaus kraujas veikia dabar. Arba aš pasakysiu, Kristaus gyvybė veikia dabar. Ir kada aš sakau, viešpatie, tegul tavo gyvybė veikia ir reiškiasi manyje ir per mane, tai mes nesakome, viešpatie, man reikia tik tavo gyvybės, o su tavim bendravimą nenoriu turėti. Tai nesuderinami dalykai. Lyg aš ateičiau pas tave ir sakyčiau, Aiste, faini tavo tortai, norėčiau tavo tortų. Norėčiau tavo piragėlį, makarunsų norėčiau. Makarunsus duoda ir aš pro duris ir pabėgu. Ir Aistė taip nusimena šiek tiek. Nu va, koks čia bendravimas. Tai reiškia, aš tik tiek reikalinga. Bet dažną kartą mes, Dievo vaikai, taip elgiamės. Mes ateinam pas Dievą ir netgi paimdami taurę ir duoną mes taip galvojame. Viešpatie, duok gyvybės, duok jėgos duok nugalėti. Nes kitą savaitę aš nenoriu depresuoti, kaip praeitą savaitę aš noriu eiti džiaugsme. Ir mes taip šmakšt, pro duris. Jėzus sako, o su manim? Ar susitikai su manim? Ar pabendravai su manim? Aš esu gyvybė. Ne taurė ir duona yra gyvybė. Aš esu gyvybė esanti toje duonoje ir kraujyje ir šitoje bendruomenėje. Kraujas tai gyvybė ir mes tai išreiškėme tikėjimu, kuris gydo, kuris jungia, kuris atgaivina, kuris atstato, pastato, sutvirtina, išgydo ir panašiai. Ir įgalina. Tai yra gyvybė.
Ir kada išeina žmonės liūdėt, tikintieji išeina liūdėt, jie išeina liūdėt apie ką? Ui, koks aš geras. Ne, mes ateinam liūdėt apie jo gyvybę, kaip jinai veržiasi. Todėl jeigu gyvybė yra tavyje, tu esi prisisotinęs kaip ta kempinė, nelaikyk, išeik į priekį, pasidalink, aptaškyk kitus šitą gyvybę. Dievo meilę aptaškyk, džiaugsmu aptaškyk, gerumu aptaškyk to, kad Dievas tavim rūpinasi. Nelaikyk. Toks Dievo yra sumanimas. Gerai. Bendravimas dabar Kristaus gyvybėje su Dievu ir vienas su kitu. Einam toliau. Kokia praktika dabar? Čia buvo gal ir nuobodoka, ne? Dabar kokia praktika? Praktika yra tokia, kad Dievas kviečia daugiau bendrauti su juo. Asmeniškai bendrauti su juo. Ir klausimas dabar kontrolinis, ne tam, kad sužadinti kaltę. Kiek laiko bendrauja asmeniškai, vienas su vienu, su Dievu? Žinai ką, Dievas sako, aš noriu daugiau. Aš laukiu. Nes Dievas yra pasiruošęs su tavim bendrauti 24 valandas per parą. Ar aš skiriu pakankamai laiko bendravimui, aš apie save pasakysiu, manau, kad ne. Jūs iš karto, Audriau, kodėl? O todėl, kad, pavyzdžiui, pažiūrėti į Jolitą, ne? Aš ateinu į bendravimą su Dievu, taip? Aš paimu duoną, paimu taurę, aš meldžiuosi kalbomis, tai yra irgi didžiulis šaltinis, brangieji, praktikuoti kalbų dovaną. Ir aš prisipildau, arba Dievas pripildo savo gyvybės ir būna taip gerai. Ir aš noriu pasilikti tame buvime su juo. Bet kada yra situacijos, kada mums reikia dirbti, važiuoti, užsiimti ir panašiai, kartais tai išsisklaido, tada mes vėl einam į bendravimą ir sakom, Jėzau, man trūksta išminties, kaip špakliuoti sienas arba kaip sujungti vamzdžius ir jis duoda išminties. Bet klausiu aš, Dieve, Jėzau, kiek tu nori bendravimo su manim? Kiek amžinas Dievas, kuris atėjo į tavo gyvenimą, gyvena tavo viduje, trokšta bendravimo? Atsakyk savo, leisk, tegul dvasia atsako tau. Gerai, kokia praktika? Daugiau bendrauti, kad daugiau pažinti, kad daugiau įsisavinti tos gyvybės. Savanaudiškai skamba? Ne? Teisingai, kažkas pasakė, nesutinku, jeigu kažkas pagalvojo, kad savanaudiškai, iliustracija. Mes žmonės užduodame dažnai klausimą, o kokia man iš to nauda? Aha, suaktyvėjo. Kada jaunuolis įsižiūri į merginą, užduoda tą patį klausimą, kokia bus man iš to nauda? Kada tau kažkas siūlo darbą, tu užduodi tą patį klausimą, o kokia bus iš to nauda? Kada ateini į bažnyčią, galbūt ir tau šiandien kyla klausimas, o kokia iš to nauda? Brangiai noriu nuraminti, tai neskamba labai savanaudiškai. Taip? Tai ne savanaudiškumas, o noras suprasti prasmę. Ir kada mes ateinam pas Dievą, mes pas Jėzų, mes sakome, Jėzau, kos man iš to bendravimo, jeigu aš skirsiu tau daugiau laiko? Kokia nauda? Gerą klausimą. Iškėlė vienas brolis vyrų susitikime. Man šitas klausimas iki šiol skamba. Jam netikintieji draugai užduoda klausimą. Klausyk, mes gyvename netikėdami Dievu, mes turime pakankamai. Ir tas sekas, ir tas, ir tas, ir tas. O tu čia Kristumi sėki. Tai pasakyk skirtumą. Kuo yra naudinga tikėti Kristumi? Geras klausimukas. Labai geras klausimukas. Taigi klausimas, kokia nauda iš to, kad tu ir aš mes bendravome su Dievu? Pirmas, vidinė ramybė, kurios pasaulis neturi, ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą, ramybė, kada tu esi nurimęs ir nepergyveni, nestresuoji, neįsitempęs dėl dalykų, kurie vyksta aplink tave. Ateini į bendravimą ir tu sakai, dangaus karalystė reiškiasi ramybė. Ir kada aš ateinu viešpatį, tu pripildai mano namus, mano širdį ramybę. Man taip ramu. Aplinkui gali stresuoti ir rėkti visi, o aš esu ramus, aš esu rami. Kokia nauda viešpatį? Nauda, kad jis bendravime duoda ramybę.
Šitos ramybės jūs niekur nerasite pasaulyje. Jūs galite bandyti įvairius variantus, nerasite tos ramybės. Jeigu tu galvoji, kad aš būsiu ramus, jeigu turėsiu sąskaitoje kelis milijonus ir mano šiandien nereikės dirbti, kažkokia ramybė, bet gali ateiti su ta ramybė, ateiti neramybė, kaip jos išsaugoti ir neištaškyti. Bet Dievo ramybė. Gerai, lėkiu toliau. Vidinė ramybė. Bendravime mes atrandame, kas mes esame Kristuje. Bendravime mes atrandame, kiek daug mums yra dovanota. Bendravime mes suprantame, kiek šventoji dvasia turi jėgos savyje. Juk mes sakome, aš negaliu susitvarkyti su pagundimais, aš negaliu nugalėti tam tikrų dalykų. Dievas sako, ateik į bendravimą, manyje yra visa jėga. Mes giedojame giesmę, tavyje yra visa jėga, tai yra manyje yra visa jėga. Ar tau trūksta jėgos? Tu sakai, iš savęs gal ir trūksta, bet Jėzuje jėgos pakanka. Todėl mes einame į bendravimą ir mes sakome, Viešpatie, aš trokštu bendravimą su tavim kaip su asmeniu pirmiausiai. Ir aš tikiuosi, Viešpatie, kad tu savo jėga pripildysi mane ir aš nugalėsiu bet kokius galijotus. Bet kokius galijotus. Kokia nauda? Bendrystė su Dievu, su tuo, kuris yra kūrėjas ir galiausiai bendruomenė, jis atveda į bendruomenę, kad mes bendrautumėm vieni su kitais. Ši yra Dievo dovana. Jis moko, jis primena, jis įkvepia, jis atsako į tavo maldas, į tavo širdies troškimus, net išpildo tuos, su kuriais nesidalini ir kitiems žmonėms nepasakoji. Jis atgaivina tavo mirtingą kūną, taip, jis gydo, jis apvalo, jis neša tavo naštas, jis išlaisvina tave nuo to, kas slegia. Sąrašas ilgas. Tai mano klausimas, ar apsimoka bendrauti su Dievu? Visokiojopai, brangieji, nes tai yra gyvybė, kurią paragavome ir mes sakome, Viešpatie, šitas pasaulis yra laikinas, mano tikslai ir rūpesčiai yra laikini. Bet kas yra tikra, vienintelio, tai esi tu, bendravimas su tavim ir aš bendraudamas su tavim, kupinas tavo gyvybės. Štai kas yra, paragauti, kas yra jo gyvybė. Jėzus yra pasakęs, tame bendravime su tėvu, kaip pavyzdys galime paimti, Jėzus sako, tebūnie ne mano, o tavo valia. Taip. Į kur veda bendravimas? Bendravimas gali vesti ir sakyti, klausyk, bendraujam, tu man pyragėlį, aš tau nieko, tu man pyragėlį, aš tau nieko, tu man džiaugsmą, aš tau nieko, ne? Ir viskas tvarkoja, Dievas sako, gerai, ateik į bendruomenę, tam bendruomenė ir yra. Ne visai tam, bet čia yra gyvybė šitoje bendruomenėje ir niekas nepasipiktins, kad tu ateini vien tik tai dėl naudos. Todėl, kad čia yra gyvybė, teisingai. Jėzaus gyvybė. Bet galiausiai eidami bendravimą, brangieji, mes atsidursime, kada su tuo asmeniu, su kuriuo mes bendraujame, tai yra asmuo, kada mes sakome, Viešpatie, pasišnekėkim. Ir tu sakai, aš noriu to, 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 aš noriu mikrofono, aš noriu kolonėlio, aš noriu to. Viskas gerai, Dievas sako, viskas bus. Bet tada Jėzus sako, klausyk, ar galiu ko nors paprašyti tavęs? Ir tada sakau, nežinau. O bendravimas ir yra, kad mes ateinam ir sakom, kai Jėzus užaugti, brangiai, užaugti iki tokio lygio, kad mano valia, mano sąrašas, mano norų sąrašas tampa antrinis, o pirminis tampa, Viešpatie, tu esi mano gyvybė, aš šlovinu tave, noriu tai daryti savo gyvenimu. Ką tu nori, kad aš padaryčiau. Aš gyvenu šitoj žemėje dėka tavo gyvybės, dėka tavo malonės ir aš esu tam, kad tą gyvybę nešti kitiems. Jėzau, ką nori, kad padaryčiau. Ir tada mes susidurėm, žinot, su kuo susidurėm? Mes susidurėm su dilema, kad mano valia aš turiu padėti į šalį ir priimti jo valią, kuri yra parašyta žodyje ir sakyti, gerai, Viešpatie. Gerai, Viešpatie. Ir žinai ką, mums atrodo, kad mes kažko neteksim ir Dievas apvoks, bet kada tu žengi, kada tu pasidalini, tu gauni, trigubai, kas daugiau? 100 mes gauname. Todėl,
Kada aš užduodu klausimą, gerai viešpatie, o kokia nauda? Nu, naudą įsiaiškinam. Gerai viešpatie, o kokia tavo valia? Ateinam ir klausim, viešpatie, o kokia tavo valia man? Nu ir kas nors gali pasakyti, nu tai va, tiek Audriaus pamokslo paklausysi, viskas bus aišku. Gerai Audriaus pamokslas, gerai YouTube pamokslas, bet Jėzus kviečia į asmeninį bendravimą ir jisai trokšta tau asmeniškai pasakyti ir tu tą turi išgirsti iš jo asmeniškai savo širdį, iš šventosios dvasios. Kokia tavo valia? Kada tu užduodi šitą klausimą, kaip atpažinti Dievo valią, yra keli patarimai. Pirmas, ieškok rašto vietos atliepiančios į tavo situaciją. Čia yra viskas. Čia yra viskas. Šventoji dvasia ir gyvybė užrašė šitą. Čia yra atliepiančios situacijos, pamokymai, principai. Kalbėkis su Dievu 24 valandas per parą. Ir trečias, pažink jį. Mūsų pašaukimas ir amžinas gyvenimas yra pažinti jį, mūsų viešpatį. Bet tu gali sakyti, Audriau, aš įtikėjau ir pažinau jį ir viskas, ir taškas. Čia viskas aišku. Taip? Bet kada mes atsiverčiam Filipiečiams 3 skyriaus 10 eilutę, mane stebina vienas dalykas. Filipiečiams 3 skyriaus 10 eilutė. Filipiečiams 3:10. Filipiečiams 3:10. Apaštalas Paulius meldžiasi. 3:10 jisai sako, čia ilgesnė yra jo malda, jūs galite paskaityti namuose, bet 10 eilutė sako, aš meldžiu, kad mano malda yra, taip, kad pažinčiau jį ir jo prisikėlimo galę, taip, jėgą ir bendravimą jo kentėjimuose, suaugčiau su jo mirtimi. Pirmas dalykas, sako Paulius, jisai sako teiginį, kad pažinčiau savo gelbėtoją. Aš tada užduodu klausimą, o kada apaštalas Paulius čia sako, įtikėjimo metu? Ne. Ir tada lengvas būdas yra. Nueini ir paklausi dirbtinio intelekto. Paskaičiuok, prašau. Kiek praėjo laiko nuo to, kada apaštalas Paulius asmeniškai susitiko su Jėzumi ir dabar, kada jisai rašo, aš noriu pažinti jį. Žinot, kiek laiko praėjo? Vat šitos eilutės, ką jis užrašė, kiek praėjo laiko? 28 metai. 28 metai. 28 metai su Jėzumi vaikščiojimo, tarnavimo, stebuklų, pranašysčių, ant gamtinių dalykų ir sako, aš trokštu pažinti jį. Pirmiausia, jį kaip asmenį, o po to jo prisikėlimo jėgą. Dažną kartą aš pagaunu save taip, viešpatie Jėzau, išgydyk mane, išgydyk, nu kur tavo prisikėlimo jėga, nu duok jėgos, nu turi reikštis tavo jėga. Jėzus sako, ateik pas mane, nukreipk savo širdies akis pirmiausia į mane, o ne į mano jėgą. Ir aš sakau, viešpatie, išgydyk mane, aš čia girdėjau, jo, tavo žaizdomis išgydytus, taip, namuose vaikšto ir šventoji dvasia sako, o tau daugiau nieko nereikia. Atsiprašau, viešpatie, tavęs reikia, o kartu su tavimi, į tą bendravimą, į kurį jis kviečia kiekvieną kartą, ateina ir jėga, ir išmintis, ir atsakymas, ir ramybė, ir džiaugsmas. Visi kiti dalykai, kurios gali padaryti ilgą sąrašą. Todėl, kada mes ateiname prie viešpatės stalo, mes sakome, viešpatė, čia ne šiaip balbalaikos. Nežinau, kas čia per žodis. Bet čia yra susitikimas su tavimi. Jeigu į bendruomenę aš ateinu, kad pamatyti jūs, aš ateinu pirmiausiai, kad susitikti su juo. Mes džiaugiamės vieni kitais, bet pirmiausiai ateinu viešpatį išgirsti iš tavęs. Galbūt net per šitą palaimintą brolį Audrių, galbūt tu asmeniškai man kažką pasakysi ir per tas eilutes. Ir jeigu dvasia kažką kalba, tu pasiimi labai asmeniško, tik tai tau skirto. Ir tu sakai, wow, buvo geras sekmadienis, buvo labai gerai. O kas gerai? O gerai tai, kad prakalbai mano širdį. Kada paragauji to bendravimo ir kada Jėzus arba Dievo dvasia tau atsakinėja ir tu gauni asmeniškai, net ir skaitydamas rašto eilutę, suskamba viena eilutė. Suskamba taip, kad tau nelieka abejonių, kaip liaudis sako, žinau, kada žinau. 100%. Ir aš sakau, wow, viešpatie, kaip gerai.
Kartais tai būna man vairuojant. Kartais būna meldžiantis namuose kalbom. Bet, kada aš nesulaukiu iš Viešpaties atsakymo asmeniniu man tai yra dėl manęs paties, man yra raudona lemputė. Taip, Viešpats kartais tyli, kartais reikia labai gerai įsiklausyti, kartais reikia sudaryti sąlygas, kartais reikia galbūt ne vieną kartą pasimelsti vien tik tai 5 minučių malda. Nežinau, būna įvairių dvasinių situacijų, bet jeigu aš negirdžiu šventosios dvasios, jeigu aš nejaučiu jo apsikabinimo, jo išmilavimo, kad aš esu jo draugas, kad aš esu jo numylėtinis, kad aš nejaučiu tos gyvybės tuo metu, kad aš bendrauju, aš tada užduodu klausimą, gal kažkas negerai Viešpatie, kur negerai. Ir dažniausiai tai būna ne iš Jėzaus pusės, o iš mūsų pusės. Ir galiausiai trečia dalis toje vietoje, trečia dalis, jeigu mes pasižiūrėsim tą patį 1 Korintiečiams 10 skyrių, jeigu pažiūrėtumėt žemiau, ten sako, nuo 19 eilutės. Visas šitas pokalbis, apaštalo Pauliaus mokymas eina apie Viešpaties vakarienę ir toliau sako. 19. Kągi sakau, ar stabas ką nors reiškia, ar ką nors reiškia auka stabams? Ne. Bet pagonės aukodami aukas aukoja demonams, o ne Dievui. Ir aš nenoriu, kad jūs būtumėte demonų bendrininkai. Jūs negalite gerti Viešpaties taurės ir demonų taurės. Negalite sėdėti prie Viešpaties stalo ir prie demonų stalo. Nejaugi kurstysime Viešpaties pavydą, ar mes už jį stipresni? Iš graikiško vertimo toliau sako, jūs sakote, viskas man leistina. Korintiečiai gerai žinojo savo laisvę, bet aš jums sakau, ne viskas naudinga. Jūs sakote, viskas man leistina, o aš sakau, ne viskas ugdo. Šioje vietoje, kas yra demonų taurė? Kas yra demonų taurė? Jie, konkrečiai šitoje vietoje, jie aukodavo aukas stabams ir tas aukas po to valgydavo. Tiesiog susėsdavo prie stalo ir valgydavo. Nežinau, ėriuką paaukoja, paskui keptą ėriuką valgo. Tai yra stabams paaukotas maistas. Kaip tai mes galime pritaikyti šiandien? Pirmiausiai tai yra širdies dalykas, ištikimybės klausimas. Mes negalime, brangieji, dalyvauti veikloje, kuri prieštarauja Dievo valiai ir kuri trukdo mums bendrauti su Jėzumi. Kaip skamba, ne? Gauruotai. Jeigu taip sukonkretinti, ne? Mes tikrai nesame pašaukti praktikuoti okultizmo. Ir artėja Halloweenas, brangieji, artėja. Čia galime daug pūsti, galime iš vis nekreipti dėmesio, bet Halloweenas vis tiek yra demonų išaukštinimas, tamsos pasaulio išaukštinimas ir visi moliūgai yra auka jiems. Dabar klausimas, kada aukoja žmonės demonams, jie ką aukoja? Jie aukoja materialinį dalyką, jie aukoja savo laiką, jie būna bendravime toje aplinkoje. 3 dalykai. Taigi, Šventoji dvasia ir Jėzus, kada mes ateiname į bendravimą, jis nori tiesiog, kad mes priklausytumėm jam, kad neitumėm, kaip pasakau, į dešinę ar į kairę ir nesileistumėm į bendravimą su astrologija, su New Age, su kristalais, su taro kortom, su burėm ir taip toliau, energijos, gongai, jogos, estatinė muzika. Suprantat, velnias yra paruošęs stalą šitame pasaulyje ir jisai kviečia į bendravimą su juo per įvairias formas. Bet čia mes turime būti išmintingi ir tiesiog bendraudami su viešpačiu, kad ir viešpatės vakarienė klausti, viešpatie, ką tu norėtum? Ar tai yra iš tavęs? Ar man reikia būti ten, aukoti savo laiką, aukoti nežinau kažką? Stalas ir taurė. Nedalyvauti prie demonų stalo. O kas tai yra demonų stalas ir demonų taurė, arba negerti iš demonų taurės, kas skatina godumą. Kada aš atsisėdu prie demonų stalo, kada aš žiūriu bet kokio turinio informaciją, kuris skatina godumą, aš jau leidžiu laiko. Geismas.
Jeigu aš sėdžiu prie kompo ir žiūriu pornuškę, aš sėdžiu prie demonų stalo ir skiriu laiką ir bendravimą tamsos dalykams, brangieji. Tai yra labai rimta. Ir paskui mes sakome, viešpatie, o kurgi tavo jėga, o kurgi tu esi, kodėl aš tavęs negirdžiu? Jėzus sako, viskas gerai, aš čia. Niekuomet tavęs nepaliksiu ir niekuomet tavęs neapleisiu. Bet vardant meilės, vardant to, ką tu patiri su manim, gal geriau nebeik ten, kas nėra iš manęs. Neik į tą bendravimą, kuris yra abejotinas, neskirk laiko tam, kas nėra iš manęs. Ir galiausiai Jėzus sako, aš noriu, kad pasitikėtų manimi. Kad tavo sėkmė, tavo palaiminimai ateina iš manęs. Ir Jėzus sako, tau mano malonės pakanka, tau nereikia visų šitų kitų stalų, kad eiti, ragauti, skirti laiko ir panašiai. Todėl mes sakome, ačiū tau Jėzau, kad mes sekmadieniais arba asmeniškai, kada mes susitinkame, taip, tu kvietimus į gilesnį bendravimą su tavimi, į gilesnį bendravimą. Jėzau, mes dėkojam, kad tu esi mūsų gyvybė, mums nereikia kitos gyvybės, tu esi mūsų gelbėtojas, mūsų godėjas, mūsų atpirkėjas ir mes ateiname, kad pašlovinti tave ne tik sekmadienį. Mes norime tą daryti nuo ryto iki vakaro, darydami teisingus pasirinkimus, Viešpatie. Todėl mes ateiname į tą kambarėlį ir mes kalbame su tavim ir klausim, Viešpatie, mokink, iškelk, padrasink, pakelk, įkvėpk. Ir ačiū tau, kad tu esi mūsų gyvybė, kuri reiškiasi šiandien, reikščiasi rytoj, antradienį, trečiadienį. Ir tu esi tas malonės sostas, prie kurio mes galime ateiti, net ir nuklydę. Net ir nuklydę mes ateinam ir sakom, Viešpatie, visą savaitę buvau nuliūdęs, visą savaitę buvau užsikasęs lapais ir nieko nenorėjau matyti ir su nieko nenorėjau kalbėti. Bet Viešpatie, aš ateinu pas tave ir tu mane atgaivini. Ir visa tai nukrenta, kai kokie šarvai ir skydai.